Galiu pagirti vyrų šiandien už kovą, iš tikrųjų, tikrai dėlių pretenzijų žaidėjams nėra. Žaidėm su Žalgiriu, šitai nėra eilinė komanda Lietuvoje, bet kokiu atveju. Tuo labiau, kad po tos euforijos paskutinį Žalgirio galbūt rungtynių su Realu. Na, iš tikrųjų, kojomis gana ilgą laiką iš tikrųjų gana gerai. Na, bėda pagrindinė ir vienintelė, galbūt sakyčiau tokia, tai mes pakartojom tą patį, ko labiausiai bijojom, tą ką akcentavom per pertrauką. Tas pats, kas buvo su Neptūnu, pradėjom labai blogai trečią kėlinį, lygiai tas pats šios dienos rungtynės. Gavom atkarpą 13-0, atitrūko 18 taškų Žalgiris, o su tokia komanda žaidžiant pavyt paskui yra iš tikrųjų labai sunku. Na, nežiūrint, tai sakau, iš tikrųjų, man džiugu, sakau, kad yra tas, kad jau galim šiai dienai kautis su Lietuvos grandais. Tai iš tikrųjų yra malonu, aš manau, ne tik tai man kaip treneriui, bet ir žiūrovam, kurie susirenka palaikomus. Taip kad iš tikrųjų tas galbūt Lietuvos ta lyga krepšinė nenusakoma šiais metais yra. Ir tas yra iš tikrųjų džiugina mus, tuos, kurie galbūt atėjom iš apačios. Tai vat, iš tos pusės tikrai, o aišku, reikia sveikinu Žalgiris pergalę, jiem iš tikrųjų buvo labai reikalinga. Nes kiekvienas taškas yra brangus, aišku, jie irgi matosi, kad buvo nusteikę labai rimtai šitam rungtynėm. Parodė, kad yra pajėgesni už mus ir laimėjo, čia nieko nuostabaus nėra. Vienas dalykas, iš tikrųjų, prieš jį stebi jo žaidimą, analizuoja treneriai visų komandų. Ir iš tikrųjų jis yra vienas iš komandos lyderių ir jam skiriamas ypatingas dėmesys. Tai aš nieko nuostabaus nematau, kad ten galbūt net baudos ribos ginamasi prieš jį ir panašiai agresyviai ginamasi. Sunku jam žaisti tose situacijose, iš tikrųjų. Na ir šiek tiek išsimuša paskui iš ritmo galbūt ir, bet tai čia ką darysi. Jeigu sakyčiau, kad žaisim sekantis rungtynes su Žalgiriu Kaune reikia laimėti 13, sakyčiau, kad labai daug yra. Bet kadangi, žinot, kaip yra, nėra tas, mums šiuo atveju esmė nebuvo skirtumai. Esmė, kad kovėmės, kad visi matė, kad mes galim žaisti su Žalgiriu, kad mes nebijom Žalgirio šiai dienai, kaip ir galbūt kitos kai kurios komandos. Tas yra džiugu iš tikrųjų. Tai va tas yra labai svarbu. O visa kita, žinot, 12 taškų ar 6, ar svarbu esmė ar laimėjai ar pralaimėjai. Mes pralaimėjom šiandien. Reiškia, jie buvo stipresni.